Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 128 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie using bloką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Parašysime tokį kodą ir pažiūrėsime, į ką jis yra kompiliuojamas. Kaip pas mus iš tikrųjų atrodo using blokas. Ir mes matome, kad mūsų using blokas neakivaizdžiai yra keičiamas į try-finally blokus. Ir būtent dėl to, kad tai yra try-finally blokas, praeitos pamokos metu mes ir matėm, kad net jei ir įvyksta kažkoks exceptionas, mes vis tiek galim atlaisvinti resursus. Būtent dėl to, kad mes perinam į finally bloką ir tos resursus atlaisvinam, jeigu mūsų streamwriteris nėra null. O dabar perrašysim tą kodą kitaip, tam, kad tas using būtų ne kaip blokas pas mus. Ir mes gaunam vis tiek tą patį rezultatą. Vis tiek pas mus atsiranda tas pats try-finally. Pat pridėsime dar streamreaderį ir pažiūrėsime, kaip tai pas mus atrodys, jeigu pas mus yra nepriklausomi blokai. Ir dabar mes matome, kad iš eilės eina try-finally blokai. Iš pradžių streamwriterio try-finally blokas ir po to streamreaderio try-finally blokas. Ir pažiūrėsime, kas bus, jeigu tų blokų nebus. Dar papildomai pervardinsime kintamosius. Kaip ir praeitą kartą, mes gauname exceptionus. Ir jeigu mes dabar pažiūrėsime, į kokį kodą yra išpakuojami mūsų using blokai, tai mes pamatysime, kad viduj vieno bloko atsiranda kitas blokas. Tai čia jau pas mus yra atidarytas streamas, naudojant kurį mes galim į tą failą rašyti. Ir čia mes rašome į tą failą. Ir po to, neuždarius to streamo, mes bandome atidaryti naują streamą, naudojant kurį mes bandysime iš to failo skaityti. Mes to padaryti negalim, nes jau yra srautas, kuris rašo į tą failą. Tai kitą srautą atidaryti, kuris iš to failo skaitytų, mes negalim. Būtent dėl to ir įvyksta tas exceptionas. Jeigu mes dabar tą bloką parašysime taip, kaip darėm praeitą kartą, matysime, kad tai vėl pas mus yra atskiri try-finally blokai. Ir vienas nėra įdėtas į kitą bloką. Tai jeigu jūs viduj vieno konteksto neturite disposable objektų, kurie tarpusavę konfliktuoja, tai jūs galite naudoti naujesnį using sintaksę. Bet jeigu pas jūs yra objektai, kurie konfliktuoja, tai daug geriau būtų rašyti seną using bloką, o ne naują. Dabar jūs žinote, kaip veikia using blokas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.